Na, tai ką, treneris, sveikinimais, įspūdinga pergalė. Sakykit, kas lėmė tokį didžiulį atotrūkį tarp komandų taškų skirtumo? Sunku pasakyti, kas lėmė. Iš tikrųjų, tai viskas. Visur buvom pranašesni ir jie 5 buvo. Nu, aišku, mes ir 6 buvom, bet tas žmogus vis tiek duoda papildomos energijos negu jie. Nuo pirmųjų minučių tritaškų lietus pasipylė iš jūsų komandos, ar nesakykit, kas tokį gerą pataikymą lėmė? Nežinau, pasitikėjimas gal savo jėgom, tiesiog nebuvo kažkokio spaudimo, ta prasme, pirmą vietą užsigarantavom. Tai... Na, užtikrintai žengėt į finalinį ketvirtą, kuris vyks prieš paskutinį gegužės savaitgalį, ar ne? Sakykit, na, kokios prognozijos tenais? Prognozuoti sunku, tai aišku, tikslai yra didžiausi, ta prasme, prognozuoti sunku, nu tikimės, ta prasme, kovosim iki galo, nes o ko ir pasigėdau iš tikrųjų atleto komandą, nes mes irgi esam lošę tikrai prieš stipresnes komandas, bet visada bent jau kovodavom iki galo, pas juos taip man pritrūko kovos. Na, sakykit, kaip apskritai vertinat sezoną kol kas? Kol kas neblogas, ta prasme, kur norėjom, ten mes ir esam, kitais metais gal pabandysim daugiau. Žinom, kad bus sunkios, kad jie favoritai yra, kad pralaimėjom berods tik 1 varžybas, tai ėjom, kovojom, gal ne kiek lėmė šitas rungtynės mum lentelė turnyriniai, bet galbūt tai susitiksim finale. Sakyk, tas psichologinis pranašumas įveiktų žaidimų sporto mokyklos komandą, ar atsirado ar ne? Na, nežinau, tiesiog kiekvienas varžybas, manau, susirenkam, stengiamės gerai praleisti laiką, žaisti savo malonumą ir tiek, tai gal nelėmė tiek daug psichologiją. Grįžtant dar prieš šiek tiek prie rungtynių, žaidimų sporto mokyklos jaunystės komanda 4-ame kėlinyje panaikino beveik visą jūsų turėtą pranašumą, iš kurio liko 4 taškai. Sakyk, kas įvyko, jog vis tik nepalūžot ir iškovojo šią pergalę? Manau, tiesiog pamatėm, kad atsipalaidavom, kad tai lėmė gynybos klaidą, kur dėl mūsų koncentracijos grynai ir tiesiog susijėmėm, pakalbėjom per minutės pertraukėlę, pataikėm keletą metimų ir vėl grįžom į varžybas. Po šių rungtynių iš karto netrukus vyks rungtynės dėl kelialapio, paskutinio kelialapio į finalo ketvirtą divizione, susitinka Liudvinavas ir Kolegija. Turbūt žinai abiejas komandas ir sakyk, kas savo manymų laimės šias rungtynes. Nežinau, gal iš Kolegijos pažįstu, nes buvo RKL keli komandos draugai, tai gal už juos labiau sirgčiau ir manau, kad jie laimės. Na tai ką, treneris, sakykit, antrojo etapo nepavyko užbaigti, ar ne, pergalingai, tačiau vis tik rungtynės teikia optimizmo, ar ne, sakykit, kaip jūs jas vertinat? Sunku pasakyti, optimizmas aišku visada turi būti, bet nesužaidėm mes kažkiek tai banguotas, buvo žaidimas, buvo daug klaidų, kažkiek antram kėliniui paleidom ir momentais tikrai klydom vaikiškai, neįmetėm iš po krepšio. Na, to optimizmo yra visada su jaunimu dirbant, bet tai nuo trenerio dabar nelabai daug kas priklauso, daugumoje priklauso nuo tų žaidėjų, kaip jie žiūri į rungtynes. Kai kurie žaidėjai šiandien vėlgi pažiūrėjo pro pirštus, rungtynės daug nieko nelėmė, tiesiog jaunimas yra jaunimas, manau, kartais reikėtų jiem pagalvoti, ko jie čia eina, ko jie čia veikia ir ką jie čia žaidžia. Sakykit, atsilikinėjote ženklių skirtumų ir 4-ame kėlinyje parodėt charakterį ir prisijo varžovus iki 4 taškų. Kas nutiko, jog nepavyko galutinai užsikabinti tose rungtynėse? Na, nepavyko, todėl kad mes šiek tiek buksavom visas rungtynės, mums trūko ir puolime kažkokiu tai minčių geresnių ir gynyboje labai prastai gynėmės. Na, bet žaidimas yra dėsningas, nes čia visi yra 12 klasės moksleiviai, dar porą traumuoti, vienas taip pat traumuoti žaidžia, tai mūsų treniruotės yra nepilnavertės, mes tiesiog dabar galvoja vaikinai daugiau apie abitūros egzaminus ir mes jau čia dabaiginėjom tą čempionatą, taip kad labai daug aš jų kaltinti negaliu, jie tiesiog stengiasi, kurie žaidė, o kai kurie, sakiau, nelabai norėjo žaisti, taip kad nebuvo šiandien, manau, šansų mums užsikabinti. Sakykit, traumų registras, ar ne jūsų komandoje 2 žaidėjai, Tinas Ravikis ir Kasparas Beretis šiandien yra traumuoti, tačiau sugrįžo Kristupas Negys, ar ne? Ir sakykit, kaip dabar šių žaidėjų šansai pasirodė finaliniam ketvirtį, kaip vertinimas? Na, Kasparas Berenis nesugrįžėm, išoperavo meniską, Kristupas Negys irgi po menisko operacijos, dar jam nelabai galima žaisti, bet jau jisai po truputį eina į aikštelę, bet jisai dabar po
O po pusės metų jisai, sakysim, pradeda, tai jam labai sunku įsilieti. Raibikis įsisuko čiurną, na gal iki finalinio ketvirto jisai atsigaus, tai praktiškai mums Raibikis. O Kristupas, kiek jis galės, nežinau, sunku pasakyti, jam šiek tiek skauda tą koją. Mes praktiškai ne vieno rungtynių čempionatį nesužaidėm visą sudėtim, taip kad sunku spręsti, kaip čia bus toliau. Sakykit, atrodė, jog jūsų komanda pabaigs iš vis be pralaimėjimų tiek pirmąjį ir antrąjį etapus, tačiau antrajame etape atsirado pralaimėjimai. Tiek Xenix komandai, tiek ir dabar Liudvinavo Vyčio, ar ne, ekipai? Nors ir liekate pirmoje vietoje, tačiau sakykit, ar nebus dabar varžovams šiek tiek didesnė motyvacija, jau kartą jūs įveikus ir ta tokia neįveikimu aureolė šiek tiek įsklaidyti, ar ne? Ar nepakišim skos? Ne, čia jau labai apie neįveikiamumo aureolę, tai mes tikrai negalvojam ir aš prieš, sakysim, šito čempionato pradžią tikrai nebūčiau net pagalvojęs, kad mes šitaip gana neblogai eisime. Mes tikrai čia keletą rungtynių išlošėm, tiesiog mums laimė, fortūna mus iššypsojo. Ne, manau, čia nieko dabar nelems, niekas čia, nei mes čia bijom kažko, nei mūsų kažkas bijo. Na, bus tam finaliniam ketvirte, nežinau, su kuo mums čia tiek žaisti, bet manau, kad tai lems kaip tą dieną jaustis tie vaikinai, nors jiems bus labai sunku, jie pusfinalių dieną laikys abitūros egzaminą, taip kad jiems reiks po abitūros egzamino ateiti, mums tikrai bus sunku ir čia, bet mūsų tikslas yra nelaimėti čempionatą, bent jau mano tikslas ugdyti tą jaunimą, auklėti, mokyti žaisti, o čia tie laimėjimai, kaip papildomas toks prizas. Dar paskutinis klausimas, visai netrukus prasidės rungtynės dėl paskutinio kelialapio į A diviziono finalinį ketvirtą. Liudvinavas susitinka su Kolegija, laimėjusi komanda patenka tiesiai į finalinį ketvirtą, o pralaimėjusi dėja lieka už ketvirtuko atžymos. Ir kaip manot, kas laimės šiose rungtynėse? Ir tai galimai jūsų priešininkai pusfinalyje? Na, aš nežinau, kas laimės, sunku pasakyti, bet šiaip jeigu visą čempionatą, tai būtų logiška, kad ketveriukai, manau, turėtų būti Liudvinavas, todėl kad jie visą sezoną, visą komandą rinkosi reguliariai žaidė. Kolegija, manau, pažiūrėjo į šį čempionatą nerimtai, čia jie, nežinau, nenoriu šio aišku kritikuoti, bet neturėtų tai būti, jie nesusirinkę, tai jie ten 5 ateina, tai 6, taip kad, sakyčiau, logiška būtų Liudvinavas žaisti finaliniam ketvirtį. Treneris, sveikinimai su pergale ir patekimu į finalinį ketvirtą. Sakykit, kaip ruošitės šiom rungtynėm? Nieko, kaip visada, turim vieną treniruotę į savaitę. Tiesiog nusiteikę buvom šiandien laimėti, norėjom patekti į ketvirtą. Pasimokėm iš klaidų pirmam ture, kai pralaimėjom jiem, dabar žinojom, kad taikysim gynybą ir pasiteisino. Kaip manot, kas lėmė? Kokie aspektai lėmė? Gynyba, pagrindė gynyba, mes susitarę buvom, kaip sakyt, jų pagrindinius 3 žaidėjus dengti stipriai, suteikiant laisvės pagalbiniam jų, mažiau pelnantiem taškų žaidėjam, taip matyti išmušė juos iš vietos. Pirmoje rungtynių pusėje Kolegija neblogai pataikė 2 taškius metimus, tačiau antroje pusėje jie kaip ir apsiramino, ar ne? Tai sakykit, ar buvo toks planas? Taip buvo planas, kaip ir minėjau, uždengti jų pataikančių žaidėjus, mesti pagalbiniam žaidėjam, kaip sakyt, ir kovoti dėl kamuolių. Pasiteisino mūsų planas. Sakykit, aiškios jau visos 4 A diviziono finalinio ketvirto komandos. Ir sakykit, jūs startuosite iš 4 vietos, susitikdami pusfinalyje su Žaidimų sporto mokyklos jaunystės komanda. Na, trumpai apžvelkite, jeigu galima tai pasakyti, tą pusfinalį. Ko galima laukti? Bus kaip ir 2 kartus čempionato metu, taip ir finalinio ketvirto metu, manau, bus didelė kova, kovosim, kurie labiau norės jį laimės. Kas lemia būtent, kad iš vienų rungtynių tą nugalėtą, kas lemia būtent tokiuose? Nusiteikimas ir dar kartą nusiteikimas. Ar jo netrūks Liudvinavui? Ne.